šiandien turėjom būti daugiau žmonių, bet taip gavos, kad kai kurie apsirgo, kai kurie nebegalėjo atvykti. Likom 6. Tai nuo to norėčiau pradėti, kad buvo sunkios klampios rungtynės, fiziškos. Padėkoti savo komandai už tą pasiaukojimą, pasiryžimą, nors kaip ir mes jau užsitikrinę pirmąją vietą reguliariajam sezone, bet vis tiek norėjosi laimėti. Ir vyrai tą puikiai parodė charakterį, kai liko 5 žaisti, Alanas su 4 pražangom jau nuo antro kėlinio žaidė. Tai norėčiau padėkoti, kad atsilaikė, taip ir tos 5 pražangos nepadarė. Aš savo komandas atsiprašau už gal per didelį emocijų kiekį, kad juos palikau 5 žaisti. Tai čia yra 3 kėlinio pabaigoje, taip neturėčiau elgtis kaip komandos žaidėjas. Nepalikti tokio bėdo, šiaip bendros rungtynės geros, šaunuoliai atsilaikė, laimėjo, džiaugiamės. Nežinau ką ir pasakyti, turėjom imštis varžybas, bet yra kaip yra. Laukia paskutinės grupės varžybos ir dėkojom varžovų už kovą, tiesiog tikėjomės, mes duosim kovą geresnį. Nežinau, kas yra gal, per karštį orai ar kas yra, sakau, teisėjai. Valentinai 2 techninės davė, galvom, bus mums į naudą, bet galas atvirkščiai, jų komanda pradėjo žaisti žymiai geriau, komandiškiau ir tiesiog šiandien pralašėm, nežinau, keliam žaidėjim. Pirmam, antram kėlinį viskas veikė, o paskui nebedarėm tą, ką darėm iš pradžių. Tai pralašėm, tai ačiū varžovom ir sėkmės jiems ir sėkmės mums, ačiū.